Mitas teigia, kad Edo periode nuėjus miegoti jūs nebūtinai pabūstumėte iš ryto. Į 17 amžiaus nindzių grėsmė tapo ant tiek svari, kad Japonijos architektai ėmėsi naujų sprendimo būdų. Tiesiai už manęs yra Ninomaro rūmų Nidžio pilis, tai yra UNESCO paveldo objektas, kuris yra Kiote, Japonijoje. Čia savo laiku gyveno šogūnai, kurie valdė visas Japonijos teritorijas. Pilis pastatyta dar 1626 metais ir ji tapo Tokugavų šogūnų šeimos vasaros rezidencija. Čia gyveno visi šogūnai, dar valdė Edo laikotarpį. Pati pilis turi keletą gynybos sluoksnių. Tai yra griovis, akmeninė siena, už jo esantis dar vienas griovis su akmeninė siena. Na, o jau vidiniai dalyje gyveno šogūnas su šeima, samurajai, sargybos kapitonas su visa sargyba. Bet kodėl aš esu čia? Nes ši pilis turi dar vieną apsaugos priemonę pavadinimu lakštingalų koridorius. Taigi ši trumpa fizikos paskaita bus būtent apie tai. Atrodytų, kad tai yra tiesiog rūmų grindys, kurios girgžda. Bet jeigu įdėmiau įsiklausysite, šie garsai primins jums mažo paukščio giesmę. Pažodžiui iš japonų kalbos jos yra verčiamos kaip uguisu bari, lakštingalų koridorius. Japoniškai uguisu reiškia Japonijos krūmų lakštingalą, taip, tai yra trumpasparnė nendriukė. O žodis bari ateina iš žodžio haru, tai yra kloti grindis. Taigi tekstuose japoniškuose galima būtų matyti netgi vertimą kaip lakštingalų grindimas, bet dažniausiai verčiama kaip lakštingalų koridorius. Taigi kam Japonijos šogūnams prireikė tokių grindų? Ištisus šimtmečius Japonija didžiuojasi savo meistrais, medžio apdirbėjais ir dailydėmis. Legenda teigia, kad lakštingalų grindys buvo naudojamos feodalizmo laikais kaip būdas perspėti gyventojus apie artėjančius priešus. Taigi, kai nindzė arba šinobis bandė įsėlinti, infiltruotis arba šnipinėti, jie uždėję savo svorį ant grindų lentos, šiek tiek nuleisdavo jos paviršių. Todėl grindų vynis trynėsi į spūstuką, sukeldami girdimą girgždėjimą, kuris šiek tiek primena paukščio giesmę. Šis garsas perspėdavo sargybinius, o nindzės priversdavo pabėgti. Meistrai, išmanydami pastatų akustiką, tyčia įrengdavo medinės lentas ant antraminio sijų karkaso. Pakankamai tvirtai, kad net susikeltų, ir pakankamai laisvai, kad leistų joms šiek tiek judėti, kai ant jų yra žengiama. Tai irgi, kai yra net nedidelis slėgis, taip, grindų vynis trynasi į ten esantį spaustuką. Kai lentos spaudžiamas žmogaus einančios ant jų kojomis, tie spaustukai trinasi į prie sijų pritvirtintas vinis, sukeldami aukštą, čiulbantį garsą, kurį girdime. Jis primena paukščių garsą. Kiekvienas žingsnis šiame koridoriuje garsiai praneša apie įsibrovimą. Tai labai apsunkina slapstymąsi. Todėl lakštingalų grindys buvo naudojamos kaip priemonė prieš šnipus, vagis ir žudikus. Vertinant triukšmo dydį, aukštį ir kryptį, galima tiksliai nustatyti, kur yra įsibrovėlis, kurioje tiksliai vietoje jis randasi. Bet ar įmanoma atskirti priešą nuo draugo? Pasirodo taip. Savo laiku sargybos kapitonas ir šogūnas sugalvojo ritmus, kurių reikėjo laikytis, norint būti atskirtiems. Taigi taip besiglausant, jeigu ritmas yra šiek tiek greitesnis ar lėtesnis, ar sklinda ne iš tų vietų, kurios yra nurodytos pagal sutarimą, galima pasakyti, kad ateina priešas. Ir ko tyliau tu norėsi praeiti jomis, to garsesnis yra garsas. Taigi priežastis, kodėl tokio tipo grindys girgžda, kai ant jų einama, yra savotiška konstrukcija. Grindys yra pagamintos iš sausų lentų, su tam tikrų spaustuku iš apačios, kuris laiko grindų lentas ant jų laikiklių. Atverstos V formos sujungimai
juda lentose, kai pridedamas spaudimas. Šis tvirtinimo elementas naudojamas šiam unikaliam garsui sukurti. Konstrukciją, aišku, galima pamatyti ir iš išorės, kai prasilenksite po mediniais prieangiais už pastato ribų. Sunku patikėti, kad tai buvo tik tais architektūrinė klaida, o gal visgi tai buvo sumanus architektūrinis sprendimas. Toks dualumas atveria plačius istorinius, architektūrinius ir inžinerinius kontekstus. Žinant tai, kad Japonijos meistrai itin retai naudoja metalą savo konstrukcijose, o tokios pilys su sumaniom grindim pasitaiko ne tik tais Nidžio pilyje, bet ir skirtingose Japonijos teritorijos vietose, sunku patikėti, kad tai yra tik tais atsitiktinumas. O jau ateinantis čiulbantis garsai praneša, kad nauja turistų minia ateina į pilį.